Mes šiandien kėlėmės aš bent jau 6, išvažiavom 6:30. Ten aišku tas laikų skirtumas, kas yra Lietuva, kas yra Lenkija. Mes jau pamiršom tą traktuoti, mes viską traktuojam kaip ir lenkiškų laikų ir gyvenam lenkiškų laikų net ir atvažiavę Lietuvoje. Pravažiavom, manau, kad virš 2000 km, dabar buvau nusinulinęs. Galvojau, gal kiek mažiau bus, bet visgi skaičiai rodo, ką rodo. Tas ilgasis yra 35 km greičio ruožas, po to vėl tarp ilgų pravažiavimų, tarp greičio ruožų buvo ilgų pamastymų ir ilgų pagalvojimų, kodėl jie taip toli vienas nuo kito, tai kodėl vieni yra Lietuvoje, kiti yra galų gale tas 35 ilgasis prie Rusijos sienos, prie Kaliningrado. Tai aš beveik galvojau, kad jisai tik tai tam, kad geografiškai patrauktų rusus atvažiuoti į tokį renginį. Bet visgi pravažiavęs, supratau, kad tie 35 km tikrai dėl to, kad išžudytų pusę čia tos virtinės ir pusę karavaną. Nes iš tikrųjų kelias įvairus, ypatingai skirtingas, duobės, kurių aš taip sakyčiau sunkiai net matęs kažkur tai kažkada tai. O iš po tramplyno atvažiavus ir visai nematomą vietą neriant ir surandant tenais duobės, tokias, kurias įveikiant 50 km/h turbūt, kad važiuoti tektų be ratų daugiau, tik tai su pakabos kažkuriom tai detalėm, tai šitas aišku sudėtinga ir ten reikės ypatingai pasisaugoti mūsų automobiliai Evo 10, M grupės ir 4 grupės automobiliai, vadinkim, tokių duobių neperneša, jie nemėgsta. Dažniausiai jie ten ir pasilieka kartu nakvoti arba būt iki tol, kol atvažiuoja mechanikai. VRC automobiliai, tai lyderių, Latvala Ogieras, manau, kad tenais turėtų važiuoti kiek greičiau, bet ir tai tikrai nepilnais, kad mašina važiuotų ne tik tai per duobes, bet ir šoktų nuo tramplyno ir važiuotų greitai posūkiuose. Tai būtent reikia kažką aukoti, reikia aukoti greitį, kur jo negalima turėti, tam, kad pravažiuoti ten kaip reikia, ten kur reikia. Tos atkarpėlės, jos yra tokios, kurios užstringa, o tos gerosios atkarpos tada jau pasilieka antram plane, bet jų be abejo ir tų gerųjų ir didelių šuolių, turbūt 11 pirmas šeštadienio greičio ruožas, arčiausiai Mykolaiko. Turim nuostabų greičio ruožą, neilgą, 7 km, bet turim nuostabius šuolius, kelis tokius, kur tikrai gali mašina šokti. Jinai džiaugiasi, jinai šypsosi, lenktynininkas iki patenkintas todėl, kad ją neskauda ir manau, kad tos vietos, vadinkim, kiek kitaip apipavidalina visą renginį ir greičio ruožą. Čia rytojus bus toks lyg ir paprastesnis, tai yra shakedownas, tai yra bandomasis greičio ruožas, kada mes galėsim dar kartą, paskutinį kartą neįskaitai pasibandyti automobilį ir viskas tvarkoja, išmėginti padangas, pasitikrinti padangų slėgius, kuris geriausias tinka važiuoti šitam sąlygom ir kaip greitai padanga užkaista, kadangi daug patirties važiuoti su tokiam padangom nėra, tai mums bus labai prasminga ir naudinga patirtis. Po pietų ralio startas, oficialiai pradžia, vėliavos, fanfaras ir pirmi 2 greičio ruožai miškuose, kurie buvo pakankamai slidus pirmadienį, kada mes juos susirašinėjom. Dabar nežinau, kas vyksta, šiek tiek tikiuosi, kad pradžiuvo, bet nei vienas posūkis negali būti nuvertintas, nei viena tiesioji, nei viena duobė negali būti atsainiai nuskaityta, perskaityta ir pravažiuota, nes tai gali kainuoti, pabuvimą šalia trasos arba trasoje su nelabai važiuojančiu automobiliu.